Sveiki, žiūrime antrą pamoką iš 4. Priminsiu, kad pirmame video apžvelgėme autopiltuvėlio struktūrą. Tikriausiai jums ne viskas dar aišku, todėl mes judame toliau. Apie jūsų profilio įvaizdį, tai yra apie super įpakavimą, nes šitas elementas labai svarbus, jeigu žiūrint į visą sistemą protingai. Tai jeigu mes pasakojame apie verslą, apie sėkmę ir pavyzdžiui kabo kažkoks senas kilimas arba matosi netvarka, tai sutikite, kad jūsų niekas neklausys ir jumis nepatikės. Svarbu, kaip sukurti tvirtą pamatą tolimesniam darbui. Visų pirma, tai jūsų išvaizda ir savipozicionavimas. Pradėkime nuo to, kad tinklinis marketingas yra gražus verslas, o tinklininkai tai yra veidas, kuris pateikia tą verslą žmonėm. Šiais laikais jau nelabai žiūri į kompaniją arba į marketingo planą. Jeigu jie nori dirbti iš namų, jie ieško tokio darbo, tokio lyderio, tokio žmogaus, kuris jiems padės sukurti verslą, parodys kelią ir duos įrankių šiam darbui. Iš patirties žinome, kad žmonės eina pas žmonės, ypač tai veikia tinklinėme marketinge. Ir čia labai svarbu žinoti, ką jūs galite duoti, kokius instrumentus, rekrutingo metodus ir ant kiek jūs esate savimi pasitikintis žmogumus. Dar labai svarbu yra išanalizuoti konkurentų puslapius ir pasistengti išsiskirti iš jų. Reikia peržiūrėti kitų lyderių, kitų žmonių, kurie užsiema tinkliniu marketingu puslapius ir suprasti, kas jums patiktų, kas jūs kaip žmogų užkabintų, žmogų, kuris atėjo visiškai iš šono. Tuos elementus nekopijuojame, bet kad tie elementai jūs įkvėptų ir palei tą jūs galėtumėte kurti savo profilį. Taip pat labai svarbu padaryti savo puslapio auditą, pažvelgti jį lankytojo akimis, ar suprantamas yra jūsų įvaizdis. Pavyzdžiui, jeigu žmogus iš šono ateina, jis nežino, apie ką jūs ir ko jūs užsiemate. Reikia žiūrėti tokiomis akimis į profilį. Ar tikrai žmogus supras, kuogi jūs galite jam būti naudingu. Taip pat patikrinti, ar vizualas, tai yra nuotraukos ir video atitinka tai, ką jūs transliuojate. Jeigu jūsų nuotraukos, video neturi geros kokybės, tai būtinai reikia padaryti fotosesiją arba kokybiškas nuotraukas. Ir kam kitos nuotraukos? Jos reikalingos darbui. Tai jos bus naudojamos gaidams ir PDF failams, kurie mums tarnaus kaip dar viena grandininė dalis autopiltuvėlyje. Jeigu jūs esate rimtai pasiruošę, rimtai darbui būtinai reikia tokių nuotraukų. Na ką, judame toliau. Kepurė arba kitaip jūsų profilio aprašymas. Labai dažnai matau pas tinklininkus, kad jie rašo savo kompanijos pavadinimą, prisistato kaip laiminga mama, žmona, versli moteris arba dar kažką apie save pasako. Ir būna, kad nurodo savo kompanijos registracijos nuorodą arba nuorodą registruotis į komandą. Atskleisiu tokią paslaptį, kad visi šie dalykai neveikia ir jie yra visiškai nereikalingi. Tikrai niekas nesiregistruos palei tą sausą nuorodą. Jeigu žmogus jūsų nepažįsta, tai jis niekur ir nepereis. Jūs užduosite klausimą, tai kaipgi rašyti tą kepurę? O kepurė susidaro iš 3 dalių. Tai yra skausmas, sprendimas ir veiksmas. Tai yra dirbama su savo tikslinė auditorija ir jos skausmu. Jeigu mes norime pritraukti verslo partnerius, tai autopiltuvėlį mes parengiam pagal tai. Jeigu mes esame orientuoti į produkto pardavimą, tai ir kepurę parengėme palei tą orientaciją. Ir jokių būdų šių dviejų mes nemaišome tarpusavyje. Galiu duoti pavyzdį. Skausmas. Tai kai komanda neauga, nėra naujų narių, reikia žmonės įkalbinėti, kad ateitų į tavo komandą ir taip toliau.
Tai jeigu mes su jumis kalbame apie autopiltuvėlį, tai galime duoti tokį sprendimą, kad autopiltuvėlio sistema, kurį atveda jau susidomėjusi žmonės į tavo komandą arba į konsultaciją. Ir trečias veiksmas būtų paspausk nuorodą apačioje. Toje nuorodoje mes paliekame PDF failą, video gaidą, kur mes plačiau pasakojame apie tą įrankį. Ir čia mes matome 3 dalių sistemą. Tai yra skausmas, sprendimas, veiksmas. Iš tikrųjų yra reikalingas ne produktas žmogui, o jų problemų sprendimas. Žmogus turi žinoti, kaip jis gali išspręsti savo problemą. Mes dažnai kviečiame į komandą, pasakojame, koks nuostabus yra verslas, o dažniausiai mes nesusimąstome, kaip žmogus nesupranta, kam jam to reikia, ką jis gali gauti atėjęs į mūsų komandą. Todėl mes jau turime parodyti, kokias problemas jis išspręs atėjęs pas mus į komandą. Pavyzdžiui, tai gali būti pinigų trūkumas, nori užsidirbti kelioniai, gauti laisvę arba pripažinimą komandoje ir taip toliau. Ir apie visą šitą mes rašome poste. Ir kas dar labai svarbu, mes nekviečiame į komandą tiesiogiai ir nepaliekame registracijos nuorodų, nes jų niekas nespaudžia ir jų nežiūri. Ir postuose mes pasakojame, kokias problemas gali išspręsti tinklinėme marketinge ir kuo asmeniškai galime mes padėti ir nedarome tiesioginių pardavimų, bet delikačiai parodome, ką jis gaus atėjęs į mūsų komandą. Taigi, judame toliau. Iš kogi susideda įpakavimas? Pirmas tai yra storės. 5-6 vienetai į dieną, kur jūs rodote save ir savo gyvenimą, o ne tiesiogiai paimtas kažkoks postas ar kažkokia nuotrauka iš interneto. Tik nereikia gėdyti savęs, kad man tai netinka, kad aš nemoku ir taip toliau. Na, prisipažinkit, kad jūs kažkaip gyvenote iki šių savo metų. Jūs niekur nesislėpite, jūs esate oficialus žmogus ir jums turi būti vienodai, ką apie jūs pagalvos kiti žmonės. Atskleisiu tokią paslaptį, jog žmonės galvoja apie save, apie savo šeimą ir tik paskutinėje vietoje jūs esate pas jį galvoje. Todėl nesigėdijam, nebijom, išeinam į storius kiekvieną dieną ir padarome 1 dieną per savaitę išeiginę. Antras, būtų nuotraukos. Dar kartą pasikartosiu, jog nuotraukos turi būti kokybiškos ir jūs turite būti juose, o ne tiesiog paimtos nuotraukos iš kažkur arba nukopijuotos. Labai svarbu rodyti savo asmenybę, nes jūs esate asmenybė. Būtinai pereikite per savo profilį ir pažiūrėkite, kaip jis atrodo, ar tikrai žmonės norės ateiti į tokį profilį ir jame pasilikti. Ir jeigu kažkas nepatinka, galite ištrinti. Arba, jeigu nenorite trinti, yra tokia opcija archyvuoti. Ir tuomet pasižiūrėkite, kaip pasikeis jūsų profilis. Ir paskutinis, tai yra grotažymis didesniam auditorijos pasiekiamumui. Tai padeda jūs pastumti į priekį, auginti didesnį auditoriją. Mes nieko neparduodame tiek smukiškai ir tai labai gerai veikia. Mums labai svarbu šaltus žmonės šildyti. Kaip jo šildyti, tai mūsų pardavimų postų dėka. Ir kai sugalvojame kažkokį veiksmą, tiems, kas perskaitė mūsų postą, pavyzdžiui, po postų parašome, padėk pliusiuką arba žodį noriu. Tiems parašiusiems mes siunčiame kažkokį tai gaidą, kuriame mes plačiau pasakojame apie postą, kuriame rašome, kad parduodame problemų sprendimo būdą. Pavyzdžiui, jeigu mes atskleistime kažkokią problemą tiems žmonėms ir mes pervedame juos į gaidą, kad tos problemos sprendimą galite paskaityti šiame gaide. Gaido gale duodame jam pasiūlymą ir toliau vedame jį per piltuvėlį. Ir taip kiekvienas gaidas ar postas turi turėti tikslą ir vesti toliau, o ne rašyti dėl to, kad rašyti. Ir čia jau būtų 2 pamokos pabaiga.
o trečioje pamokoje mes apžvelgsime srautą ir turinį. Tad iki kito susitikimo.